Sveiki, žiūrite Šiaulių universiteto televizijos laidą. Aš Indrė. O aš Inesa. Oficialios žinios. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras lankėsi Šiaulių universitete. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis apsilankė Šiauliuose, susitiko su Šiaulių universiteto bendruomene. Susitikimo metu ministras pabrėžė, kad rūpestis regionais šiuo metu yra labai svarbi ES politikos tendencija. Aš aiškiai perdaviau ES tendencijas, kurios matosi visuose pirmininkavimo renginiuose, tuos, kurios dabar vykdo Airija ir tą, ką mes darysim, kad regioniniai universitetai turi savo aiškę ateitį. Kaip ir minėjau, galbūt ne tiek labai moksliška, tačiau būtent mokymo ir kultūros židinio buvimas yra jų pagrindinė, ko gero, užduotis. Ir sunku įsivaizduoti didesnį miestą gyvą be kažkokios tai aukštosios mokyklos. Manau, kad tai būtų, tai nesupyksta šiauliečiai, didelis kaimas. Taip, kad universitetas čia reikalingas vienokioje ar kitokioje formoje, tačiau tas aukštojo mokslo židinys čia turi išlikti. Išgirdote, ministrą, daug klausimų, ar buvo tokių, kurie jūs nustebino, ar išgirdote kažkokios naujos informacijos? Klausimai, žinokit, jie yra labai panašus iš tikrųjų, ką visa akademinė visuomenė kelia. Ypatingai dėl kokybės, ypatingai dėl tų baigus perspektyvų mūsų jaunimo, nes didžiausias mano akim nusikaltimas yra ruošti tokias specialybės, suvedžioti, tiesiog galima pasakyti, tos jaunus žmonės ir išmesti į rinką, kur jie yra visiškai nereikalingi. Ministras sako, kad Lietuvos aukštojo mokslo politika privalo keistis. Aukštosioms mokykloms turi rūpėti jaunimo perspektyvos, o valstybė turi finansuoti tas sritis, kurių reikia šaliai. Mes turim atsisukti nuo atskiro individo interesų, to, ką jisai nori, pavyzdžiui, būti menininku. Mes negalim pagal šalies įsivystymo ir ekonominį lygį visiems leisti daryti tai, ką nori. Mes turim pirmiausia leisti daryti tai, kas yra reikalinga valstybei ir jos ekonomikai. Kad užtikrintume ekonomikos augimą, kad užtikrintume naujų įmonių steigimą, naujos produkcijos, eksportinės produkcijos gamybą. Tai šitam tikslui mes tikrai atiduosime prioritetus. O dabar siužetas apie įdomų susitikimą su Briuselio vertėja Šiaulių universiteto gimnazijoje. Balandžio mėnesį Lietuvoje vyko programa Grįžtame į mokyklą. Jos metu ES institucijose dirbantys lietuviai lankėsi savo mokyklose visoje Lietuvoje, dalijosi savo patirtimi. Šiaulių universiteto gimnazijoje lankėsi prieš 15 metų šią mokyklą baigusi Sigita Martišienė, dirbanti Europos komisijos vertimų žodžių padalinyje. Dabar turiu progą komisijos iniciatyvos Grįžtame į mokyklą dėka ateiti į savo mokyklą ir pamatyti labai seniai matytus ir mielus savo mokytojų veidus, klases ir taip pat naująją kartą. Mokykla pasikeitė? Pagražėjo, aišku. Gimnazistams Sigita vedė 2 pamokas, kurių metu su moksleiviais kalbėjosi apie ES institucijų veiklą, būsimą Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, pasakojo apie vertėjo darbą Briuselyje, jaunimo programas. Tai baigusi mokyklą studijavau vokiečių kalbą, bakalaurą, paskui magistrantūros studijas baigiau vertimo studijų katedroje, mokiausi vertimo žodžiu ir raštu, vokiečių anglų kalbomis. Ir vėliau išlaikiau tarp institucinį testą, pradėjau versti Europos parlamente ir komisijoje. Po kelių metų darbo kaip laisvai samdoma vertėja, gavau terminuotą darbo sutartį, išvykau dirbti į komisiją ir jau 1 metus esu nuolatinė komisijos pareigūnė, vertimo žodžių direktorato vertėja lietuvių padalinyje. Verčiu iš vokiečių ir anglų kalbų lietuvių kalbą, taip pat greitai versiu iš prancūzų. Pasirodo, Briuselis nuo Šiaulių netaip jau toli. Aš manau, kad visai arti. Galima tikrai yra įvairių galimybių, ne vien tik tai dirbti.
Galima besimokant dar universitete, bestudijuojant, galima nuvykti į stažuotės, galima dirbti savanorių ES šalyse. Ir taip pat ir įsidarbinant yra įvairių galimybių. Galima gauti terminuotas sutartis, tik tai reikia pasidomėti įdarbinimo puslapyje esančią informaciją. Tikrai nėra sunku, visiems įmanoma, tik tai reikia to siekti. Tai pirmiausia reikia domėtis, o visa kita ko dar reikia? Visa kita, tai aišku, kažkokio tai specialybės žinios, profesija. Mano atveju tai buvo vertimo profesija, labai nuosekli ir tikslinga, bet taip pat puikiai gali įsidarbinti ekonomikos mokslus baigęs, finansus baigęs, teisę baigęs žmogus. Tai yra dabar pagrindinės paklausiausios specialybės tenai, taip pat ir informacinių technologijų specialybės taip pat yra be galo paklausios. Bet taip pat ir kitos, bet kuri kita specialybė. Aplinkosaugoje dirbant galima būti baigus ar chemijos, ar fizikos, ar aplinkosaugos specialybę. Tik tai turėti specialybės žinių ir laikyti egzaminą. Tai yra drąsos turbūt. Taip, aišku, drąsos ir pasitikėjimo savimi. Darbo Briuselyje pliusai akivaizdus. Jautiesi esantis to proceso, kurį vyksta ES dalis, tai yra labai geras jausmas. Antras dalykas, puikus kolektyvas, daugiakultūrė aplinka. Tu dirbi su žmonėmis, profesionalais iš įvairių šalių, susipažįsti su jų kalbomis, kultūromis, jų požiūrį į gyvenimą, labai praplečia akiratį, labai tolerantiška aplinka ir taip pat profesiniam tobulėjimui tai taip pat puikiai terpė. Mes esam skatinami mokytis, mes mokomės vieni iš kitų, mes gauname įvairius kursus, tobulinimuose, įgūdžių tobulinimo, profesinio tobulėjimo galimybės. Aš savo ruožtu, kadangi esu vertėja, aš nuolatos mokausi naujų kalbų, tai yra tikrai puiku. Visiems, ką sutinku, sakau, meskite šalį abejonės, tai yra jums. Visiems iš mūsų, bet kam iš mūsų. Na, dabar susipažinkime su 3 šauniais vyrais iš technologijos fakulteto. Visi, kurie lankėsi Šiaulių universiteto atvirų durų dienose, studijų mugėse ir kitose renginiuose, tikrai stabtelėjo pamatę technologijos fakulteto studentų kūrinį, kurį fakultete vadina robotu. Patys kūrėjai sako, kad robotas per skambus vardas, bet tegul pasakoja jie patys. Pirmiausia, susipažinkit idėjos autorius Tomas. Dėstytojai Alai Poverinį nunešiau parodyti savo kūrinį Formulės 1 bolidą radijo bangomis valdoma. Tai tiesiog dėstytojai pasiūlė kažką sukonstruoti universitetui. Tai pasiūliau idėją, kad galėtume sukurti, negalėčiau pavadinti robotų, tai tiesiog toks radijo bangomis valdomas automobilis, kuris galėtų reprezentuoti universitetą atvirų durų dienose ar per rugsėjo 1 ar panašiose šventėse. Pagrindinė idėja buvo, kad jis galėtų važinėti per atstumą, valdomas per atstumą ir kad jis galėtų komunikuoti su kitais žmonėmis, taip pat mikrofoną ir garsiakalbio pagalbą. Esi matęs, skaitęs, esi čiupinėjęs tokį dalyką, ar tiesiog kažkokia fantazija? Fantazija, tikrai nesuskaitęs apie tai. Tiesiog pagalvojau, kaip pats atėjau rugsėjo 1 į universitetą ir nežinau net kur eiti, kurią auditoriją. Tai pagalvojau, kad praversia toks daiktas, kuris atvažiuoja ir pasako, prašome važiuoti į Tartus. Tai buvo idėja, o tada kaip tas visas gyvenimas? Tiesiog ėjome ir darėme. Čia rinkdavome su grupiokais universitete po laisvų metų nuo paskaitų. Ieškojom dalių, rinkom, konstravom, braižėm, kaip kas turėtų būti, ieškojom sprendimų, kaip geriau padaryti.
Darbas užtruko pusmetį. Prie 5 mechanikos inžinerijos studijų programos studentų prisijungė elektronikos inžineriją studijuojantis Dominykas ir Justas. Buvo atėję prodekanas mūsų su grupelė studentų ir sako, čia mechanikai, kursų jaunesni, sugalvojo daryti robotą ir jam reikia pagalbos iš elektroninės pusės paprasčiausiai. Na ir mes pasišnekėjom, ką jie norėtų, kad mes padarytumėm, kaip tas robotas, kad veiktų. Na, pašnekėjom, pažiūrėjom, kad įmanoma padaryti viską ir gavosi. Padarėm, universitetas nupirko detalės, viską. Sulitam, supraktavom plokšteles ir veikia. Mūsų paprašė suvaldyti jų turimus elektros variklius, pritaikyti prie elektronikos ir patobulinti elektroninės grandinės. Tai mes tiesiog priderinome iš žaislinės mašinėlės išimtus komponentus, kad jis atliktų praktiškai tą pačią funkciją kaip ir žaislinė mašinėlė. Būtų valdomas su pulteliu. Robotui mes jo nevadiname dėl to, kad jis neturi jokių tarkim, protinių sugebėjimų. Jisai nesugeba nei pats važiuoti, nei aptikti kokių kliūčių. Jisai tiesiog valdomas žmogaus. O jis turėtų būti protingas, pamatęs kliūtį, pasisukti ir panašiai. Taip pat dar turėjo būti kamera įmontuota, kad galimėtų per atstumą kompiuterį žiūrėti. Taip pat garsiakalbis, kad šnekėti, atrodo, sakė, bet gavosi per brangu ir neapsimokėjo kažkaip. Tai nežinau, galbūt ateityje kitos grupės, kitas kartas patobulins. Turim tokių vilčių, tokių idėjų, kad gal ankstesnių kursų studentai užsiims tuo, parodys iniciatyvą ir patobulins. Visgi universitetui reikia tokių savanoriškų, netinginčių darbuotis studentų. Tomas Šiaulietis liko studijuoti gimtajame mieste. Pasirinkimas mechanikos inžinerija tai natūralus, tiesiog nuo vaikystės domėjausi techniką, taip ir gavosi, kad atsidūriau čia technologijos fakultete. Prieš stojant net nenorėjau aš įstoti į mechanikos, aš norėjau būti transporto inžineriją, bet taip gavosi kaip netyčia. Bet tikrai nenusivyliau, labai man patinka studijos. Aš galiu pasakyti, kad mokantis inžineriją tiesiog palengvėja gyvenimas, nes tiesiog supranti, kaip ką panaudoti tikslingiau, kaip medžiagas išnaudoti tikslingai. Kaip tikėsi darbo gausi lengvai? Tik jau galima sakyti, jau gavau aš darbą, jau esu susitaręs dėl praktikos vietos. Kokia ta vieta? Tai bus prie priekabų gamybos. Jie mane surado dėl to, kad buvau išvažiavęs pagal mainų programą į Erasmus į Daniją ir jie ieškojo būtent tokių studentų. Ten taip pat mokiausi pagal mechanikos inžinerijos studijų programą. Tai studijos panašios kaip ir čia visur, ta inžinerija vienoda, galiu pasakyti. Bet viskas anglų kalba? Taip, anglų kalba, bet man tai problemų nesukėlė. Ką dar, Tomai, mėgsti daryti? Turbūt ne vien tik tai konstruoti. Na, didžiausias pomėgis automobilį yra taip pat Formulė 1. Per labai domiuosi automobilių sportu. Ir pats važinėjai? Ne, nevažinėjau. Tai domiesi tiesiog žiūri stebi varžybas? Taip. Taip pat mėgstu ir savo automobilį pasitobulinti, kad išsiskirtų iš kitų. Ar sunku studijuoti? Ar įdomu? Kai įdomu, tai visada yra lengva. Tiesiog reikia įdėti pastangų ir sunkumų nekils. Dominykas iš Anykščių. Gimė Šiauliuose, taigi grįžo studijuoti į gimtąjį miestą. Kai rinkausi, galvojau, kur stoti, ką mokytis, tai galvojau, kas perspektyviausia šiais laikais. Na ir vis tik nepaslaptis, kad visur elektronika, tai sakau, būtų perspektyvų bandyti čia, nes vis tiek ateitis irgi bus elektronika. Ir šiaip įdomus dalykas, kaip viskas veikia. Viskas tuo paremta, tai už tai ir sugalvojau čia įstoti į šią specialybę. Pats mokslas, tai panašiai gal taip ir, gal įsivaizdavau, kad truputį bus kitaip. Negalvojau, realybė buvo geresnė negu kad galvojau.
nes universitetas nėra didelis, būni kaip mokykloje, grupelė nedidelė, kiekvienas studentas gali pasišnekėti su dėstytoju ir labai gerą mokytis paprašyti. Tau kažkas neaišku, tu prieji, paklausai, tau paaiškina išsamei, ar gali ateiti bet kokiu metu ir tau paaiškins. Kur sako draugai, kas studijuoja dideliuose universitetuose, tai yra sudėtinga tokie dalykai, nes jeigu grupė keli šimtai žmonių, tai vienam dėstytojui visas pakonsultuoti yra sudėtinga, todėl čia tai aš privalumų laikau, kad smulkesnis universitetas. Ir pati studijų kokybė tai tikrai gera, daug išmokom, reikia mokytis ir išmoksi. Vis tik reikia daug savarankiško darbo. Na, reikia ir pačiam aišku domėtis, nes realiai didžioji dauguma vis tiek yra teorija. Jeigu nori kažko praktiškai prisiliesti, sužinot, tai jau reikia daugiau pačiam kažką tai siūlyti, kažkokius projektukus ar kažką tai daryti. Namuose mėgstu pasidaryti kokių nors smulkių projektukų, kokių mirksiukų, dar kokių, tokių, kaip sakant, dėl linksmumo. O čia fakultete esam darę ir maketą tam tikrai paskaitai, kad studentai galėtų netgi prieš tai čia vykusiai paskaitoj naudojo maketą, kuris ten padėtas yra, mano yra padarytas tas. Ir tuomet su kolega Justu buvom sugalvoję projektėlį su laikrodžiu, nes technologijos fakultetas, o jame kabėjo toks senovinis, sovietinis laikrodis, tai sakom, truputį galimėtų kaip nors atnaujinti. Ir dar esam taisę tokį irgi sovietinio palikimo prietaisą, tokį ploterį, braižytuvą. Tai jis buvo neveikiantis, tai mes pataisėm, kad veiktų ir pristatėm grupiai. Toks buvo irgi kaip papildomas dalykas. Ką dar mėgsti? Ar visas gyvenimas ateitas yra? Ne visai. Čia elektronika toks tik papildomas pomėgis, kuris iš tikrųjų yra atėjo tik universitete, nes seniau su elektronika labai daug nekonstruodavau. Seniau labai mėgdavau mechaniką, ardyti, tvarkyti dviračius, mašinas, motociklus. Ekstremalų sportą labai mėgstu, slidinėjimą kalnų, motokrosą, mašinas, kuo pats galiu simti dviračiais, BMX-ais. Irgi daug laisvalaikio praleidžiu tokiuose dalykuose, tai pagrindė iš to ir susideda. Žodžiu, nuvažiuoti nėra kada? Nebūna. Ir prie kompiuterio žaidimų nelabai būna ką žaisti? Kompiuteris, aš nelabai draugauju su kompiuteriu, tik tais mokslo kiek reikia. Dominykas ir Justas šį pavasarį su technologijos fakulteto studentų grupe lankėsi Olandijoje. Aplankėm daug gamyklų, pamatėm, kaip ten žmonės dirba, kokios sąlygos, kaip viskas, sužinom, kokias perspektyvas mums kaip užsieniečiam ten įsidarbinti. Ir aišku, paekskursavom, gyvenom šeimose, daug pabendravom su kitos šalies žmonėm. Smagu buvo ir naudinga labai. Justas iš Šiaulius atvažiavo iš Joniškio, bet, kaip sako, baigė įleisti šaknis Šiauliuose. Pasirinkau elektroniką būtent dėl to, kad nuo mažens mėgau technologinius įvairius dalykus ir pačią elektroniką. Mokykloje lankiau radiotechnikos būrelį ir pasirinkau elektronikos specialybę. O Šiaulius būtent pasirinkau pagrindinę turbūt dėl mažo atstumo iki namų. Studijos patinka, viskas, ko tikėjausi, aišku, gal nepilnai išpildyta, gyveninta studijose, tarkim, mažai praktinių dalykų, litavimo, tarkim, projektavimo, bet prisilečiam prie visų elektronikos pusių, kažkiek mažiau panagrinėjom, daugiau, plius minus viskas gerai su elektronikos inžinerijos studijom. Mano manimu, svarbiausia pačiam norėti, pačiam gilintis, neapsiriboti vien tuo, ką duoda universitetas, domėtis namuose, kažką veikti, lituoti, projektuoti, leisti žinias. Tai ką, namuose lituoji, projektuoji? Taip. Prie kompiuterio praleidži daug laiko? Elektronika yra mano laisvalaikis, hobis, tai daug laiko praleidžiu, daug laiko skiriu būtent tai veiklai. Tai ne tik specialybė, bet ir mano gyvenimo kryptis, tarkim. Baigi 4. kursą ir dabar jau turbūt reikia galvoti ir apie darbą. Universiteto dėka atlieku praktiką įmonėje Salda, nes universitetas turi pasirašęs bendradarbiavimo sutartį, tai lengvai priėmė į praktikos vietą ir yra nemaža viltis, kad įdarbins mane ir dar keletą studentų
kad liksime Saldoje, netgi ir dirbti, ne tik atlikinėti praktiką. Dar turi kam nors laiko? Vis tiek draugai ir turbūt vakarėliai, kokie klubai, panelės. Taip, yra laiko viskam, tačiau kai tik yra laisvas, tarkim, vakaras ar popietė, taip sėdi prie kompiuterio, žiūrinėjai internetinius puslapius apie elektroniką, schemas įvairias, jeigu esi užsiėmęs kažkokiu projektu, prisėdi, palituoji truputį, taip ir judėjai į priekį. Aišku, skiri laiko ir draugams, ir šeimai, ir kitiems dalykams. Netrūksta laiko, kažką norėtum dar daryti, o ne, laiko. Trūksta elektronikai laiko. Ką manai, ką reikėtų daryti, kad mūsų mieste būtų gražiau? Tikriausiai nešiukšlinti. Socialinių mokslų fakulteto studentai ir dėstytojai pakvietė pažymėti aplinkos dieną, surengė aplinkos gražinimo akciją. Keliose šiauliečių mėgstamose miesto vietose organizavo talką. Iniciatyva mūsų praėjusiais metais gal buvo šiek tiek kaip ir organizacinis tas projektas atsiskaitomasis, o šiais metais jau ėmėmės patys iniciatyvos. Šiek tiek, aišku, paskatino ir pirmakursiai, aišku, paskatino ir dėstytojas, na ir visų bendrom jėgom, aišku, surengėm šitą renginį, kad nenustotume tų tradicijų savo tęsti. Į talką kviečiate ne tik studentus, dėstytojus, bet ir moksleivius. Kodėl? Dėl to, kad iš tikrųjų moksleivius yra lengviau pasikviesti ir juos prikalbinti daryti gerus ir gražius darbus, o studentai, manom, kad yra labiau užimti vis dėlto darbai ir poilsis, todėl su jais yra sunkiau susikalbėti ir juos prisikviesti. Mes prieš savaitę laiko paskelbėm plačiai žiniasklaidoje, kad prašom visi dalyvaukit, bet žmonės visi užsiėmė, turi savo darbas, ir kas čia penktadienio dieną skirs, kad kažkur rinkti šiukšles, kažkam iš tikrųjų čia formaliai priklauso ir rinkti, ir vežti ir panašiai. Bet įdomu, kad su tai žmonėm, kurie čia privalo tai daryti, mes nesusikalbėjom. Tokios akcijos tai būtinos. Tie mokinukai, kurie renka šiukšles, jie mielai čia ateis ir žinos, kad rinko. Ir kitą kartą jie mokės paimti tą šiukšlę, o net atvirkščiai numesti ir nežinot, galvot, kad čia taip turi būti. Prieš 10 metų panašias talkas pradėjęs organizuoti verslininkas ir politikas Artūras Visockas sako, kad situacija šiek tiek gerėja. Žmonės vis labiau ima rūpintis aplinką. Pokytis yra įvykęs. Vis daugiau žmonių renkasi į talkas ir daro, sakykime, darbą, kurio praeitie nedarė. Pokytis yra. Jeigu prieš tą patį minimą dešimtmetį atvažiuoti į mišką ir išpilti sunkvežimį šiukšlių buvo norma, tai šita norma dabar yra išnykusi. Tai yra visiškai retas atvejis. Lygiai taip pat ir Salduvės parke. Iš esmės žmonės tapo supratingesni ir daugybės dalykų, kurie buvo praeitie, jau nebėra. Ką ketinat sutvarkyti? Šiandieną ketinam sutvarkyti Lapės teritoriją, Talkšos ežerą ir judėti link Salduvės kalno, ten taip pat aplinkti šiukšles ir surinkti šakas. Vėjovartą, aišku, po žiemos iš daug išvardytų medžių, šakų, truputį supjaustysim ir sutvarkysim visą tą vėjo žalą. Darbo visai dienai? Ne visai dienai. Su tokia komanda turėtume 3-4 valandas ir viskas bus gražu. Studentų surinktoje talkoje dirbo ir moksleiviai, ir studentai, ir profesoriai. Mes prieš keletą metų jau rodėm tokią akciją ir griebėm lapus Kaštonų alėjoje ir kažkaip tai truputį apsileidom. Ir labai džiaugiamės, kad mūsų katedros dėstytojas Kęstutis Ališauskas organizavo tokią akciją. Ir studentai, ir dėstytojai, ir mokiniai, taip kad iš tikrųjų labai gražu. Iš kitos pusės visi skundžiamės, kad trūksta laiko, kad trūksta pinigų, bet visada galima rasti laiko tokiam akcijom. Mes tikrai būna retai ir labai reikalingos. Ką čia taip sunkiai nešėt? Šiaip daugiausiai tai stiklinį buteliai ir dar televizorių radom. Čia, parke? Buvo ten tarp medžių televizorius sudaužytas. Kaip nuotaika talkoj? Visai nebloga. Iš pamokų išėjom gerai, padirbom, fizinį darbą gavom. Šiltas oras. Šiaip smagu, pavasarį džiaugiesi. Ką iš viso reiškia ateiti ir tvarkyti savo miesto aplinką? Paprasčiausiai, gražinti miestą ir kad jis būtų gražesnis atvykstantiems žmonėms. Kaip jūs patys jaučiatės, kai mieste yra švariau, tvarkingiau? Labai gerai. Puikiai. Pats miestas toks šiltesnis, jaukesnis, gražiau. Taip, tiesiog gražiau. Reikia visus pakviesti į talkas, ar ne? Taip.
būtinai. Labai kviečiame. Prisijunkit. Kiekvienais metais vyksta talkas, labai kviečiam prisijungti. Bet reikia, kad žmonės patys norėtų, tiesiog neišeitų, kad iš pamokų visokio, tiesiog, kad patys norėtų čia ateiti padėti. Savanoriškai. Mūsų laida jau baigėsi. Buvo smagu kartu praleisti pusvalandį. Susitiksime po 2 savaičių. Čia buvo Šiaulių universiteto televizija. Tau linkėjimai. Ir tau linkėjimai. Ir jums.